arbūzą žongliruodavo. Ir tą arbūzą žongliruodavo. Ir vis pereidavo prie didesnio arbūzą. Ir kol galų gale, jam tą arbūzą buvo taip paprastas pardyti, kaip ir paprastą kamuolį. Iš čia pas jį yra ir tikrai stiprus smūgis. Aišku, aš jums nepatariu namuose žongliruoti arbūzų, nes tikriausiai gausit velnių nuo tėvelių ir panašiai. Bet svarbiausia, jeigu jūs norit kažko išmokti, jūs turit patys pamastyti, patys turėti fantaziją. Kaip? Galbūt jūs turit šunį. Pabandykit, gal šuo labai mėgsta žaisti su kamuoliu. Pabandykit apsivaryti tą šunį, kad taip labai arti. Pamatysit, tai irgi padės jums. Su Lietuvos futbolo federacijos prezidento Liutauro Varanavičiaus ir viso Europos futbolo prezidentu Mišelio Platini parašais. Kas yra Mišelis Platini, čia matau yra futbolininkų, tai tikriausiai žino. Na, galbūt ir per jauni dar. Bet vienu žodžiu, jeigu nebūtų Pelė, tai Mišelis Platini būtų geriausias pasaulio futbolininkas. Deja, buvo Pelė. Tai tokius gausite jūs diplomus. Įvyko truputėlį nesusipratimas seminare. Per daug kamuolių gavote, turėjot gauti 8, gavote 12. Bet kadangi be dovanų negražu atvažiuoti, tai dar porą kamuoliukų, tai yra 4 numerio kamuoliai, tai skirti vaikams iki 12 metų iš esmės. Taip pat mūsų rėmėjai, dabar jau tapo rėmėjais, labai atsiprašau už nesusipratimus ir čia yra 5 dar maikutės, kurias kažkokiais būdais ar per turnyrus, ar už aktyvumą, aš nežinau, čia jau nuo mokytojų priklauso, taip pat jūs visi gausite. Taip. Kalbėjau apie būdus, kaip galima išmokti žaisti futbolą. Čia jums dar bus vienas būdas išmokti žaisti futbolą. Čia Ežio golo finale kas nors dalyvavo. Kažką panašaus jau turit. Tai yra kamuoliukai, kurie gali būti naudojami kaip antistresiniai, jeigu susinervinat, maigyt galima. Jeigu nieko nenori daryti, jie ant stalo labai gražiai atrodo. Arba jeigu nori tapti futbolininkais, jeigu juos išmoksit žongliruoti, manau, kad su dideliu kamuoliu tikrai nebus jokių problemų žongliruoti. Ir dar paprašysiu mokytojų pagalbos, tai vėlgi mūsų čia pakabukai raktų dar papildomai. Aš dalinsiu kamuoliukų tikrai užteks visiems, jeigu šitoj dėžėje neužteks, yra dar automobilyje. Tu kad važiuoji kaip jis mačiučiutis. Oi, bet gera mintis, labai gerai susirientavai. Čia pievų. Sekantis etapas. Nuredėta Volkswalis, tada Sėdė žemė, bet nenusimink. Gal kiti irgi dar nepataikė. Taigi,
kokie gal užsitikrinimai. Karka maikonų užsidėkit. Karkia Maikė. Karkia Maikė jau turi. Gerai, Vilmantai. Lygiai. Jau čia reikės nueiti prie automobilio, biškį pakeisti į mažesnį dydį. Daugiau yra, visus apdovanokit. Bet simboliškai. Pas manęs dar laukia 8 mokyklos. Ir Karka, tai yra Karolis, a ne? Teisingai, sveikinu. Gerai, pasveikinau. Logit, vaikai.